Sveiki sugrįžę. Turim tikslą uždėti antrą sluoksnį mastiko. Pirkom 5 litrus Enosil A and Vapor membranos ir pasirodo čia yra juodos spalvos. Prieš tai turėjom, tai buvo balta spalva, dabar bus juoda. Išmaišom, nes čia sako, kad reikia išmaišyti. Dar vieną langiuką irgi apsidirbom. Reikia tik tais nupjaustyti putas, tai iš esmės nupjaustysim putas ir galėsim šitą taip pat mastiką užtepti. Nu, šitą tai matosi jau. Čia vat irgi per kraštus labai gerai padaryti yra. Kuo daugiau čia vat į toks kampus įeis tos mastikos, tuo geriau. Kai antras sluoksnis tepasi, tai visai gerai gaunasi. Turiu minty, kad jau nebe taip susigeria ir jau lengviau yra su teptuku pėckelioti. Kągi, nutepliojam abudu langus su mastika, tiek ten, tiek čia. Tai reikia nuimti šitą sluoksnį plėvelės, dėl to, kad pridžius ir paskui sunkiau mums seksis nuimti. Taip. Ai. Taigi, lango rėmą nuklijavom, tai dabar galima matyti, kad visai gražiai nepriterlinta ant rėmo yra, kitas langas irgi tas pats. Tai čia aptvarkiam, laukiam kol sudžius, kol laukiam sudžiuvimo, galime eiti kitą langą apsidirbti, o po to, kai čia baig džiūti, mes eisim klijuoti ekstruzinio polistirolo. Ai, dar toks fun factas, kad pradžiai galvojau, jog spalva bus mėlyna, kadangi parašyta juoda ant dėžės, tai atsidarius matėm, kad tikrai nėra jinai juoda. Tai kas gaunasi, kuomet sustingsta, sudžiūsta ta spalva, jinai tikrai patampa juoda. O iki tol, kol džiūsta, jinai yra tokia melsva. Tai kol laukiam, kol tenai sustings, per tą laiką apsiklijavau šičią langą, susirbliavau. Dabar eisim irgi tepti mastiką. Tos putas izoliuojam iš esmės. Jis irgi turi sąlytį su betonu, su drėgme, su garais. Šitas irgi reikėtų apsisaugoti. Taigi mastika šitoje vietoje ir atlieka tą funkciją, kad apsaugo visas putas nuo vandens, drėgmės, bet praleidžia garus. Kai atsiranda tokių visokių nelygumų, gurblėtumų, tai tu lygiai su ta juosta tų lygumų, nelygumų neuždengi. Jinai vis tiek gaunasi, kad susigrebenkščiuoja, kažkur atsiranda tarpas, kažkur neatsiranda, kažkur prisiklijuoja, kažkur neprisiklijuoja. O čia gaunasi, kad užtepiai ir užtepiai tikrai ant tos vietos, nėra skirtumo lygumas, nelygumas. Faina, kad jisai, kol dažai nėra juodas, tai labai gerai tada viskas matosi, kas pasidengia, kas ne. Ir čia irgi, kaip sakė langų montuotojas, reikia nebijoti didelio sluoksnio. Didelį sluoksnį užsidedi, tepi dar vieną sluoksnį, dar vieną. Čia gali begalės tų sluoksnių tepti ir aš suprantu kodėl. Dėl to, kad pati danga jinai galėtų būti pažeidžiama lengvai su aštriu daiktu. Tai juoda skylė. Dabar laukiam, kol čionais irgi sudžius. Galit matyti, kad palei kraštus, kur didesnis sluoksnis buvo užteptas, jisai dar yra nesustingęs. Kadangi laukiam, kol sustings, tai galime eiti prie kito angokraščio. Tačiau šitam angokraščiui reikia išdaužyti šitos mūrus visus. Tam dalykui turim pasiėmę skilo perfiratorių. Perfas bus paprastiem darbams skirtas. Užsidėsim šitą ant galiuko ir eisim pasidarbuoti. Žalia kaina perfiratorius buvo 89 eurai. Susirašom su senuku, vadybininkė padaro už 82. Verta jam parašyti. Komplektacijai tai turim perfiratorių, turim galvutę grąžtams, turim rankeną ir turim dar skills instrukcijas. Tai instrukcijų neskaitom, o imam įrankį į rankas ir einam drebint sieną.
Progriuojam kaip reikalas. Gerai ima įrankis. Biškį pravedinam. Ir dabar prasišluojam. Sekantis žingsnis padarytas, išsirbliuota. Besirbliuojant atradom, kad va čionais yra vamzdis šildomas. Pasirodo yra šito radiatorius vamzdis. Tai baigsim pjaustyt putas aplink šitą langą. Pneumastiką galėsim tepti. O šitam lange dar reikės truputį pasistengti, dėl to, kad reikia dar sutvarkyti šitos laikiklius. Dar viena diena. Toliau nusipjausim putas. Kad būtų lygų gražu. Sekantis žingsnis. Vėl sirbliuojam. Sekantis etapas vėlgi nuplėšam langų juostas. Juostas nuplėštas, dabar klijuosim kitas juostas. Nu, šitą langą irgi apsipjaustėm, baigiam. Va, toks vaizdelis. Dabar imam juostas ir einam klijuoti. Aišku, dar reikia šitos nuklijuoti. Tai kaip galite matyti, jau užklijavom langus ir tolimesnis mūsų etapas tai yra mastikos tepimas ant visų įmanomų vietų. Numastikavom angą. Laukiam, kol sudžius ir reikės antras sluoksnį daryti, tai vaizdelis dabar yra toksai. Ir neišdžiūs dar mėlynas spalva, kai išdžiūs pataps juodas. Kągi, pradėsim pjaustymus plokštės. Ir dabar pjaustymus atliksim ne kaip anksčiau, sulaužom pjūkų, bet pjausim mes su tokiu aparatu. Kaip matėt, su diskiniu pjūklu nupjovėm. Pjovimas irgi labai gražus. Biškį čia ant galo gal atsišerpetojame, bet čia nieko tokio. Nieks nenudeginta, viskas gražu. Nusirenkam šitą sumuštinį. Ir einam skėdinį užsimaišyti, užsimaišom skėdinį, užsidedam čionais. Ir priklijuojam šitą reikalą. Čia tokią sienelę pasidarėm, kad matyt lygiai koksai yra, tai žodžiu dabar einam skėdinį maišyti. Ten ant to lango irgi tas pats.